Ilgiausio tilto per Nerį statybose šiuo metu vyksta ir vyko pagrindiniai paruošiamieji darbai. Norisi pasidžiaugti, kad virš 300 polių jau yra sukalta ir šiuo momentu, matote man už nugaros, yra įvykę testavimo darbai. Turiu paminėti, kad Lietuvos istorijai, geležinkelių Lietuvos istorijai panaudojame didžiausią spaudimo testą, kur buvo panaudotas 2280 tonų svoris. Žiūrėjom, kaip poliai atlaiko šitą spaudimą ir džiaugiamės, kad viskas praėjo sėkmingai. O jeigu daugiau statistikos duoti, tai virš 300 polių buvo sustiprinta ir su spraustasinėm, kad atlaikytų požeminių vandenų tėkmę. Ir noriu paminėti, kad netrukus prasidės betonavimo darbai. Manau, atvykusiu vasarį, sausį pamatysime pirmasis iškilusios kolonas. Pirmiausia, reiktų pasakyti, kad tiltas savaime yra be galo sudėtingas statinys. Tai yra 1,5 kilometro ilgio ir 40 metrų aukščio aukščiausiai vietoj. Ir netgi 3 skirtingų technologijų. Tai nėra dažna. Taipogi labai svarbu pasakyti, jog tilto užbaigimo data neturės jokios įtakos Kauno-Panevėžio ruožo statybai, nes šiuo metu lygiagrečiai yra vykdoma ir sankasos darbai, o kitais metais startuosime su viršutinė kelio konstrukcija.